yra tokia labai svarbi dalis, jinai ir dabar aktuali, nes yra judesys nesustabdomas kūne, nereikia nei sportuoti, nei net dėžės kilnoti. Yra kvėpavimas 12 kartų per minutę. Jeigu taip ramiai kvėpuojat, tai jūs per parą sukvėpuojat 24 000 kartų. Tai yra raumenų veikla, kurią ją valdo nervų sistema, sąmoninga dalis, kai mes to užsiimam, nesąmoninga, kai mes užsiimame kitais dalykais. Nuo to, kaip kvėpuoja, kaip įsijungia raumenys, jeigu vieni nedirba, tai kiti turi krūvio papildomą, nes reikia padėti sunegulavusiems komandos draugams. Ir treneris čia nuolat prašo, man deguonies prašo, man deguonies. Deguonies mes gauname įkvėpdami orą per plaučius ir iš ten kraujas jį pasisavina. Ir jeigu žmogus kvėpuoja kitaip negu gimęs, o yra tam tikra biomechanika ir fiziologija, tai papildomi raumenys, tuos, kuriuos matėt neseniai, aikčiojant iš malonumo, jie įsijungia į darbą kvėpuoti, jie nebegali taip našiai kelti rankos, o dar į tinklinio kamuolį smūgiuojant. Reikia būtinai pažiūrėti ir kai jūs sėdite, čia kol įsijungs kitas filmas, aš jums pasufleruosiu. Reikėtų sėdėti tiesiai, reikėtų kvėpuoti pilvu, judėti aktyviai turėtų tik apatiniai šonkauliai ir tikrai ne pečiai. Ir tikrai ne žandikauliai turėtų jums padėti įkvėpti ir iškvėpti. Žmogus turėtų kvėpuoti per nosį be problemų, tol kol nelipa į kažkokią aukštą kalną. Na ir tai, ką pažadėjau parodyti, ir ta dalis, be kurios neįmanoma, tai yra tas raumenų testavimas. Pritupė atsistoja, padarė porą atsispaudimų, jeigu skauda petį, nes mums reikia matyti, kaip žmogus juda. Ir mes jį prašom, mes jam tikrinam raumenus. Yra žiūrima, kaip raumuo papildomą apkrovą gavęs, kaip jisai sureaguos. Jisai stipriau dirbs, ar jisai nuspręs, kad ai ne, komandos nėram palieku, man šitas darbas sunkokas, aš šiandien nenuotaikoj. Tegu dabar jie kiti pasistengia. Nesvarbu, kad bus pikti, o raumuo reiškia skaudės. Kadangi Lauros, kad daug krūvio yra bėgimui, tai reikėjo, aišku, ją visą peržiūrėti prieš olimpinės Londono, bet čia daugiau, sakykime, kojos dabar nufilmuotos. Ir yra antras žmogus, kurį jūs irgi, manau, kad pažįstat. Sufleris. Tai čia kojos. Jau vis mažiau, taip. Taip. Na, mes prieš žymesnės... Simo Jasaičio mes dar nefilmavom. Dar jisai tegu būna sveikas. Bet iš tikrųjų jiems visiems, jie be abejo tikrai turi gydytojų komandas ir masažuotojus, ir kinesterapeutus. Ir kai jau ten išsisėmė klausimai ir metodai, ir poveikio priemonės, tai leidžiama prisijungti ir mums, jeigu žmogus į tai ateina. Jam, kad jisai ateitų, jam turi klausimas kilti. Ir ne tik profesionalui, kuriam, aišku, reikia rezultatų, todėl, kad tai yra jo duona. Visiems sportuojantiem norisi rezultatų, geros nuotaikos, gero lankstumo, geros ištvermės, sėdėti visą dieną tiesiai, bet ramos į kėdę, eiti visą dieną neskaudančiam kojom, visą dieną, ne visą dieną kasti, bet visą dieną rankomis dalyvauti aktyvioje veikloje, kad neskaudėtų pečiai, kad neverštų sprando, kad neskaudėtų galva. Galvoje irgi yra labai daug raumenų ir jeigu jie įtempti, jie irgi skauda. Ir tai yra dažniausia priežastis, dėl ko skauda galva. Tai klausimai turi kilti ne tik profesionalam, klausimai turėtų kilti jum apie save ir, aišku, treneriam apie jų globojamuosius. Mes patikrinę visą situaciją, norėjom pasidžiaugti žmonėmis, kurie jau joje susivokė greičiau. Bet šita visa medicinos žinių sistema, kurią mes naudojamės, tai yra taikomoji kineziologija. Ir mes išdirbę esame metodiką, kur yra fitness kineziologija. Tai yra ne tik profesionalam, tai yra sportuojantiem, fiziškai aktyviai judantiem žmonėms skirta visa sistema ir metodika, kaip matyti tą kūną plačiau, todėl kad skaudanti vieta yra kūno dalis, serga kūnas, negali kūnas. Mano bloga ranka. Ką reiškia bloga ranka? Pats geras čia ne aš, čia mano ranka padarė. Tai čiagi yra vaikiški atsikalbinėjimai ir tuo neretai ir sportininkai
Sportuojantis, tai mano bloga ranka, tai aš dabar to nedarau, darau tą anksčiau bėgiojau, bet mano dabar jau bloga koja, nes skauda, tai dabar aš stumiu štangą, bet ir bloga ranka, nes man skauda petį, tai tada visai nesportuoju. Gali ir nesportuoti, bet kas nukas žiemą tavo mašiną. Ir yra tekstas, kad sportas žengia visą laiką pirmin, aukštyn, stiprin, naujos treniruočių metodikos, nauji išplanavimai, naujos žinios. Lygiai taip pat medicina progresuoja į priekį. Ir nebėra mąstymo, kad gydymas yra kraują nuleisti arba elementarūs tie masažai. Yra daugiau. Simptomatika yra lokalios perkrovos, kurios yra dėl nestabilumo, nes yra neoptimalus judėjimo stereotipas. Yra tie veiksniai, tų veiksnių, taip reikia kartais galvoj paleisti daugybę ratukų, dirbti ir ieškoti tai, dėl ko dabar tas raumuo nedirba. Gali būti dėl to, kad nervas, gali dėl to, kad kraujagysles, gali būti dėl to, kad su vidaus organais ne viskas yra gerai. Ir jeigu vidaus organas tiesiogiai kontaktuoja su raumeniu, tai jie abu tam savitarpio ryšy pasidalina nuomonę, kad nedirbsim šiandien, nes blogai jaučiamės. Čia kaip vyras su žmona. Ką minėjau, po paprastų testų yra specifiniai, tai yra jau su apkrova, o dar po to yra specifiniai sporto šakai. Tai bėgimui vieni, tenisui kiti, dviračiui treti ir tam jau yra specialistai sporto atskirai, sveikatos atskirai. Tai gali būti ir laiminga pabaiga, ir sportas gali būti ir džiaugsmas, ir malonumas, ir rezultatai, ir ne liūdnų veidų puokštė, kur ir sportininkas nelaimingas, ir treneris jo nelaimingas, ir sporto klubas nelaimingas. Ir aišku, sporto klubus valdantis irgi nelaimingi, nesupranta kodėl. Iš puikiausios įrangos, iš naujausių metodikų ne visada yra tie švytintis rezultatai, kurių tikisi žmogus, ir jį supanti ta visa aptarnaujanti aplinka. Tokios paprastos išvados jau einant visai į pabaigą, kad standartinių gydymo metodų sporte nepakanka, reikia rasti ir kuo anksčiau tuo geriau paslėptus visus sutrikimus, mažyčius net negalėjimus, kad juos pašalinus būtų efektyvios treniruotės. Ir tą, ką mes jau darom keletą metų, tai yra kliniškai išbandyta, profesionalų patvirtinta, toliau keliauja į priekį. Ir tada žmogus, atsiprašau už klaidas, atėjęs žmogus kartais nustemba ir jūs dabar jau gal mažiau stebėsitės, kada nors su tuo susidūrė, kad žmogus skauda galvą, mes lendam prie kojų. Žmogus skauda koją, mes lendam prie galvos. Labai dažnai klausia akupunktūrai, o kodėl man ten duria į ranką, jeigu man kelio sąnarį skauda? Čia, daktarė, čia kaip dabar taip yra? Todėl, kad priežastis gali būti visai kitos. Žmogui, kaip ir su tenisu pasakau, žmogui skauda kelį, jisai nepribėga iki to kamuoliuko, tai jisai tada labiau lenkęs, labiau ranka tiesiasi. Ta ranka ištisai perkrauta, jinai pavargus ir skauda tenisininko alkūnė, dėl tenisininko kelio, kuris prasidėjo nuo tenisininko čiurnos, nes jau užkliuvo, įspyrė į akmenį, patrynė ir šlubinėdamas mėnesį laukia, kol savaime praeis, tepdamas tepalais. Ir kai tik pasijuto geriau, o su treneriu sutartos treniruotis ir dar su komandos draugais, jeigu tai yra komandinės sporto šakos, jisai išbėgo į krūvį nepažiūrėtas, jo funkcinės galimybės jam pačiam neaiškios, treneriui neaiškios, jeigu šiuo metu neskauda, tai ne visada yra iš karto gerai, jeigu kojos sukryžiuotos, dubuo perkreiptas, mintis pamastymui, ant jo kaip stovi visas jūsų stuburas, jūs jį mylit ar ne? Kokie jūsų santykiai su jūsų stuburu? Įtempti ar draugiški? Jūs viens kitam kaip? Ir tam yra daugybė nemedikamentinių priemonių ir jos kiekvienam turėtų būti renkamos atskirai individualiai pagal jo tos dienos situaciją, ne pagal jo kaimyno sėkmingą patirtį, nes tai buvo kaimyno patirtis jo paties gyvenime su jo paties praeitim, imant nuo pat vaikystės. Galvoti reikia apie sportą kaip apie rimtą fizinį darbą, kuriame gali būti pasiekmių.
gerų arba blogų, parodysiu gerą. Paskutinė. Šiandien galima pagalvoti, ar yra kokių klausimų smalsių, ar mes kviesime gerbiamą Gintarą ir pažiūrėsim, kaip jis daro pritūpimus, nes dabar jau ekspertų čia yra net ne vienas. ir kaip jo klubai, ir kaip jo pečiai. Ir Laura, po tų korekcijų, ką matėt, ką gydytojas ten testavo ir dėliojo, tai jinai, aišku, YouTube yra visas klipas, jinai ten pasako, jinai ten šneka, kam bus įdomu, galėsit rasti. Smagu, kad mes visi norim pergalių didelių ir mažų ir net gyvenime ryte atsikelt be skausmo, vakare atsigult be skausmo, po įtemptos savaitės penktadienį vakare, ne dėl skausmo, dėl malonumo bendrauti su draugais, žmogus eitų į pirtį ir ne vantom ten kažką tai plaktų ir trintų, bet tiesiog mėgautųsi tokiu poilsiu valant organizmą nuo visų ten adrenalinų. Ko mes, aišku, labai ir linkim. Sportuokit patys, padėkit sveikai sportuoti kitiem. Jeigu yra klausimų, į krūvio klausimus ir metodikas atsako treneris, į sveikatos klausimus turi atsakyti sveikatos specialistai. Tai jų yra, iki jų ateiti reikia. Labai džiaugiamės, kai neatneša, neatveža. Tai nėra ūmi, ekstrinė situacija kakle, nugaroj, surakintoj, sanariuose, ištinusiuose. Bet patys sėdėsit tiesiog, kvėpuosit, pilvų mankštą ryte padarysit, apšilimus prieš savo sportinius epizodus. Tikiuosi, kad jie yra 3 kartus per savaitę. Va tada ir pavasaris gražus, ir bėgiot norisi, ir vaikščiot norisi, ir mašinų mažiau reikia, ir oranžiniai dviračiai turi prasme. Nebado akių. Na ir banalu, bet Lietuvoje gyventi būna gera. Tai ar yra klausimų? Žinot, kai ateina pacientas, tai mes jo taip klausim. Jūs kas nors pastūmė, ar jūs pats nukritot? Nes jeigu nukrito pats, jis neišbalansavo. Jo raumenų komanda nesusitvarkė su užduotim. Labiau apie profesionalus. Tai, o profesionalų sportas, tai taip, ir tie Archipovo žodžiai, lietuvių nėra statistikos, neveda tokios. Kol kas sportas, kaip mes, jūs dar už mus geriau turbūt žinot, tai yra tokia dukra, kuri nelabai stipriai glostoma per galvą, nelabai jai ten daug skiria galimybių ir kol kas tos statistikos lietuviškos nėra, mes turime tik tai savo, bet jinai yra jau būtų iš 300 ten pacientų daryti statistiką, tai čia yra labai nerimta. Jeigu Archipovas taip, tai yra 6-8% traumų, jos kaip taisyklė, jos jau yra tos sportinės, kontaktinės, staigios, ekstremalios, tai yra jų užduotis. Jie gauna didelės apkrovas ir kūnas turi su tuo susitvarkyti. Nesusitvarkė yra trauma. Jeigu kontaktinė, visiems viskas aišku, bet jeigu jis bėgo slydo, tai taip, ir tada chirurgas ateina į pagalbą. Labai daug yra. Bet priklauso nuo funkcinių galimybių ir to krūvio. Ir gali būti puikiai treniruotas. Olimpinės žaidynės. 4 metus žmogus ruošiasi, jis eina į tą tikslą ir paskutinę dieną, kas apsaugotas nuo viruso? Sublogavo, betgi čia olimpinės, reikia jau viskas, jau reikia išeiti į tą kelią. Jo kūnas nėra geroj situacijai. Arba ten, dėl ko kartais treneriai neduoda su šeima bendrauti visą savaitę, su žmonomis ypač. Kad nebūtų paskutinį rytą kažkokio tai ginčo, nes tai yra centrinė nervų sistema, kuri paleidžia toliau visą reakcijų grandinę. Ir kalbant apie tuos, jeigu pastūmė, jeigu kontaktinė, taip, jeigu ekstremali apkrova, žmogus turi būti maksimaliai subalansuotas ir pasiruošęs. Bet jį prieš tai turi pažiūrėti komandos gydytojas, atsižvelgiant į visus faktorius, ne tik tą, kad pačiupinėjo, neskauda, reiškia, eik, užsimerkė stovi, viskas neblogai, negirtas. Prašom. Taip, tuos padarė, kuriuos jau nereikia medicinos mokslų baigti, kad jau ir viskas. Kol kas statistikos sunku pasakyti, iš tikrųjų.